Labadiena, jūs Vaidas, Labadiena, Vaidas. Justinas, Malonu, pirma Justinai. darbo diena. Malonu matyti. Tai ką dabar čia daryti? Sveikinam startuojant. Dėkui. Bandysim balaut, žiūrėsim kaip seksis. Taip, bandom. Nu, bandom, žiūrim, kas gausis. Gerai. Karys turi praeiti tam tikrus sunkumus, taip? Išbandymus. Taip, Kaip į karą bandom. žiūrėsim. Nu, iki karo nedaisim, bet kibirėlis, Oho. nes kitų priemonių nieko nėra, kempinė. Pradžiai pradėsim nuo pačios. Apie ratus einam, plausim, rėmą plausim. Tik tiek, kad laikas spaudžia, klientas laukia, reikėtų operatyviai ir entuzijazmo daugiau. Nuo kur pradėti? Nuo čia, nuo kitur? Gal nuo ratų pradėsim, nes kur purviniausios vietos, nuo ten ir reikėtų pradėti. Gerai, keliaujam prie ratų. Tai tik tiek, kad Justinai reikės ir giliau ten rankutės užkišti ir pasiekti, nežinau, gal kopičias reikės paimti. Gerai. Nebus paprasta. O yra svarbu, ką pirmiau plauti. Ar rato išorė, ar ten nuo giliai Ne, pradėti? iš vidaus ten nebūtinai nelysim. Aha. Plausim ratus, plausim rėmą, nežinau, gal per puošnį apsirengęs, bet nu nieko, čia po pirmos puspriekabės čia viskas bus į savo vietas, tie rūbai sušokę. Justinai, pas mus yra devizas toks. Taip, sakykime. Nežiopsok, nes laukia klientai, tai operatyviai Dar greičiau. energijos dar greičiau. Gerai, bandau. Tai gal aš tada vėliau užėsiu pasižiūrėti, kaip sekasi. Na gerai. Justinai, šaunuolis, kadangi gerai tau sekasi, galvoju, paspartinsiu tavo darbą, palengvinsiu tas aplinkybės tavo. Bandom. Stipriai Stipriai. laikom. Stipriai. Beveik kaip naujas. Taip, tai nuplovėm ratą. Kas toliau? Nuplovėm ratą, jie yra 6, tai dar reikės padirbėti. Tai pradžiai dabar reikia pačias purviniausias vietas, rėmas, ratai, viską nusiplaunam, atmarkinam vandeniu, tentą, po to sekantį etapą vėl paaiškinsiu, ką toliau daryti. Dabar esminis dalykas, rėmas, ratai, purviniausios vietos, priekės, galiniai dalis apsiplaus. Gerai. Gerai, Justinai? Plaunam toliau ratus, supratau. Tvarkoj, tęsim toliau. Žinau, kur aš čia papuoliau. Darbas nelengvas, iš tikrųjų tos jūros labai didelės, kai reikia mašiną plauti, ten čia tai ratai ir viskas, vienas ratas, kaip čia turiu automobiliuose. Sakė eiti ir atsimušinėti visus purvus, tai bandau. Jaučiu, kad atsimušiu. Taip, Justinai, dalį transporto priemonės darbų padarėm, apsiplovėm, reikia apsiplaut purvus ir reikia atmarkinti, išpurkšim chemiją. Ratus purkšim, ratlankius, kiek pasiekit ten apie rėmą, tentas visur susipurškim su purvų tirpikliu. Reikia atmarkinti. Tai čia yra purvų tirpiklis. Taip, atmarkinti, kad lengviau purkštų. Žinai, kaip naudoti šitą priemonę? Užsipumpuoji, rankos stiprios, Geros rankos. geros rankos, Ir važiuojam. važiuojam. Jo, tik atsargiai, į akis neprisipurkšk. Aha, gerai. Chemija. Kaip ten sakė, užsipumpuot, bandom. Stipriau pumpuojam, Justinai, stipriau. Bliamba, neblogas čia esi. Toks ant tricepso. Nu kaip, Justinai, sekasi? Puikiai. Puikiai. Man atrodo, kad jau nupurškiau. Nu, dalį nupurškim, jo. Gerai, dalį nupurškim, tada apeisim iš kitos pusės tą patį darbą reikia padaryti, nes plaunam iš abiejų pusių, ne iš vienos pusės. Taip. Čia yra rūgštis. Rūgštinsim paviršius. Tai rūgštinsim paviršius, vėlgi užsipumpuojam. Rūgštinam viską tą, ką matom. O čia apatinė dalis ratlankiai. Praeinam ratlankius, praeinam aliuminės, kurio detalės matai, aliuminės, bamperis, galinės detalės, kurios oksiduojasi va čia viršui. Praeinam šitas visas. O tai chemija, kur prieš tai buvo, kuo jinai skiriasi nuo šito?
jinai atitarpina purvus. Šitą rūkština paviršius aliuminius, atnaujina juos. Ai, šitai. Atnaujina paviršius, tai praeinam šį etapą, Gerai. po to purkšim putom. Justinai, dar reikia galinis duris va šitos vartus pilnai nupurkšti. Ar nepamiršai nupurkšti? O čia viršui visą galinę dalį. Visą šitą? Visą viršui ten kiek pasieki. Sąžiningai nepalik jokių tarpų. Užrūkštinau jo? Užrūkštinai. Gerai, Justinai. Šaunuolis. Užrūkštinau. Ta, ką nurūkštinom, nusiplaunam. Taip. Pakitimus matom, Jo. chemijos veiksmingumą matom. Taip. Tai va, reikia visą šitą darbą dabar padaryti. Ta, ką nurūkštinom, tą paviršių, va, kuris atsinaujina, nuplaunam. Ten, kur trūks, matysi, kad chemija mažai nepaiminė, dar yra dėmėm, va, tai kartosim dar kartą. Dar kartą, kad nepalikt tokių skirtumų. Tai Bandau. tęsim. Va čia iš karto apačioj matosi, Justinai. kad negerai nurūkštinta. Justinai. Aš. Ir kai dirbam, tai ne taip kaip dantų šepetukų apie dantukų. O taip. Bet dirbam. Yra skirtumas. Plačiau, nes jeigu dirbsi va taip, tai rytoj vakare rezultatą tik tai turėsi. Aha, gerai. Justinai, šitas nepadeda nieko. Ne? Ne. O tas toks, va. Jis rezultato neduoda. Negerai. Ir kada plaunam, plaunam iš apačios. Iš apačios einam į viršų, tada matom, nes nuo viršaus plaunė, visas purvas bėga į apačią ir tu nematai, kur plovai, kur Žodžiu, neplovai. tiek daug į šonus nemosikuota, ar ne? Ir tiesiog. Jei mėgsti mausikuot, gali pamausikuot, bet jis yra betikslis. Tas Supratau. pats, tą ką ir padarėm va ten su rūgštim, rūgštis paviršios neatnaujino, reikės pakartot. Kartosim? Mėgsti kartot. Nuteks. Dažnai. Kiek reikia. Gerai. Tai Putos. putus, špūnas. Vėlgi, iš apačios einam į viršų. O tokio principo. Gerai? Riebų sumuštinį labai daryti nereikia. Aha. Ta patį padarom ir čia. Biškutį palaikyk, prašau. Tęsiant toliau darbus, tą patį principą darom ir su rėmu, su ratais, su visom likusiom kitom detalėm. Ta, ką matom, tą purškiam, ką pasiekiam. Bandom. Bandom. Gerai, negerai? Gerai. Gerai? Gerai. Matau, putas mėgsti. Ką žinau? Kaip tai nežinai? Nei mėgstu, nei nemėgstu. Mėgsti putose maudytis? Nelabai, nelabai. Jeigu šitose. Šitose ne, bet šitose, nu, matai, mėgsti, nemėgsti, bet jei pasirinkai tokią profesiją, niekur nesidėsi, reikės putose pasimėgauti laikas nuo laiko. Taip, įrankius laikom
tam skirtoj vietoje, nemėtom ant žemės. Sekantis etapas paleisim portalą šepečiais plausim. Jau tiek etapų praėjau, bosas tik išėjo, einu prisės, nes toks sunkus darbas. Plauni tą, purški chemiją, purški putas, plauni. Aš tiek savo automobilio blizginės gyvenime nesu, kiek šitą puspriekabę išblizginsiu dabar. Justinai, sekantis etapas, pagal transporto priemonę pasirenkam padėtį, spaudžiam šiuos du jungiklius, pradės įrenginys judėti, spaudžiam sekančius du. Bum, dabar viskas. Jaučiu, sugadinsiu aš tą plovyklą. Nu kaip įspūdžiai? Įspūdis, kad lyg nesugadinau dar. Turi savyje laikytą, žinai, tokį tikslą, kad kliento automobilis, transporto priemonė, bet kai čia papuola į patalpą plovimui, tai toks tavo rūpestis turi būti, kad tai tavo asmeninis. Turi blizgėti, iki blizgėti. Turi blizgėti, Nes iškart matosi tavo rezultatas. Bet tai ir blizga. O blizga, pažiūrėsim, kaip ant saulutės išvažiuos, ką ten pamatysim. Kiek čia dabar laiko? Nu, bet iš priekio gražiai nuplovė, matai kaip blizga. Iš priekio gražiausiai man čia Čia matyti labiausiai stengiais. Aš čia stengiausi, tai tikrai. Pažiūrėsim, kaip iš galinės dalies. Gale truputį mažiau stengiausi, bet iš priekio. Nepamiršai mūsų devizo? Kad klientas būtų visada patenkintas. Vienas iš jų. Kas dar? Kad būtų švaru, blizgėtų. Kas dar? O kas dar? Mums reikia greičio. Reikia. Kokybės reikia. Reikia. Nu va, iš to viskas susideda. Efektyvumas, jūsų našumas, pastangos, nusiteikimas darbui. Kada klientas su nuotaika, tada ir mes su nuotaika. Ir pabaigai belieka apeit, apsižiūrėti ir vat, kaip priekinė dalį dabar nuo stogo nuplovė visą tą purvą likusi. Reikia paimti vėlgi plovimo prietaisą, įrenginį ir apiplauti visas tos blizgančias detalės, kad švariai išvažiuotų transporto priemonė. Ir belieka tave pagirti. Puiku. Šaunuolis. Dėkui. Egzaminas išlaikytas. Stebuklas įvyko. Beliks tik tai va tuos, kad nebūtų tų nutekėjimų. Viską dar pabaigti. Viskas. Gerai. Šaunuolis. Viskas. Nuploviau ir nutekėjimus. Ne man tas fūras plauti, ne man. Nuploviau nutekėjimus. Padedu į darbo vietą. Tiksliau, į daikto vietą. Bet žinokit, kažkaip tas fūrų plovimas, gal norėčiau dar kokių kitų darbų pasibandyti, jeigu jūs Rimtesnių? Tai Turim ir čia rimtesnių. rimtas. Galima būtų poliravimus duoti pabandyti. Mėgsti poliruoti? Šiaip tas darbas, gal ne visai man, bet dar kažką paplaučiau dar kažkokią, tai kad ir papoliruot pabandyčiau, tai nežinau, žiūrėsim, kaip vadovas atsilieps čia darbą, kol kas gyrė, o kaip iš tikrųjų, tai nežinau. Ai, žinot, tas Justinas mums tai lėtas, matosi kojos, rankos kliūva, nu toks vaizdas, abi kairės rankos. Nežinau, galvosim, ką čia su juo daryti, duosim dar kitokių galbūt darbų pabandyti, bet geras žmogus ne profesija, va tiek. Ačiū.